Epsteino failai užplūdo visas pasaulio ir Lietuvos žiniasklaidos priemonės. Pasaulis turbūt seniai turėjo tokią rezonansinę bylą, kai turtingas ir įtakingas šulas būtų sukūręs tokį didelio masto merginų ir vaikų išnaudojimo ir prievartos tinklą. Kol visi failuose ieško lietuviškų pavardžių ir kokie Lietuvos meno suteneriai jam siuntė merginas, pažvelkime, kas yra žinoma apie jo laikrodžius. Sako, kad pagal juos galima nuspręsti apie žmogų. Tai įdomumo dėliai patenkinti pažiūrėkime į Jeffrio Epsteino ar jo artimos aplinkos dėvėtus laikrodžius. Turbūt populiariausia istorija su jo laikrodžiais prasidėjo dar prieš 6 metus, kai laikrodžių entuziastai išsiaiškino, kad Jeffris dėvėjo pigų Vacheron Constante laikrodžio padirbinį, modelį, kuris realybėje net neegzistuoja, o identiškas jo atitikmuo parduodamas už $61. Iš tikrųjų, tai turėjo būti mimikuojamas Vacheron Constante Malt Dual Time Regulator, kuris naudotas kainuoja apie $17,000. Tačiau kinai mėgsta tyčia ar netyčia pridėti savo fantazijos ir sukurti kažką kitaip nei originale. Todėl pas Jeffrey matome šį trečiojo pasaulio baisuoklį. Tiesa, sklando kalbos, kad Jeffris prastos kokybės laikrodžių replikas dovanodavo savo aukoms, darbuotojams ir kitiems, kurie jo nuomonė buvo varguoliai. Kad Jeffris sukosi prie padirbinių patvirtina ir jo pagrindinės bendrininkės Ghislaine Maxwell nutekinti elektroninio pašto laiškai, kurį 2002-aisiais pirko 100 laikrodžių kopijų po $50. Vėliau sakėsi 100 išdalinusi kitiems. Štai mano pirktų laikrodžių nuotraukos, jų norėčiau daugiau, iš viso reikia 100 laikrodžių. Mokėjau apie $20 už vieną, už kai kurios mažiau, už kai kurios daugiau. Mat, kai kurie padirbiniai kainuoja daugiau. Man rodos, jie prašė po 50 už kiekvieną, bet kadangi pirkau tiek daug, davė labai gerą kainą. Iš viso pirkau 100, kuriuos jau išdalinau. Kas man patinka tuose laikrodžiuose, kad jie yra sunkūs, todėl žmonės galvoja, jog jie tikri. Taip pat galima pastebėti, kad viešai Jeffris mėgo dėvėti ir Luminox laikrodžius. Tai vidutinės kokybės, žemesnio biudžeto Swiss made laikrodžiai, kurie dažniausiai dėvimi žmonių, kurie mėgsta lauko sąlygoms skirtus kariško stiliaus laikrodžius. Jų buvo rasta ir per kratas Epsteino nuosavybėse, gulinčių šalia kiniškų padirbinių. Bet Epsteino failuose galima rasti ir tikrai įdomių laikrodžių. Tiesa, realių jų nuotraukų rasti sunku. Turbūt jie buvo laikomi kiek pagarbiau nei sugrūsti į stalčių. Failuose yra draudimo sudaryti sąrašai, taip pat nuostolių ataskaitos po Epsteino salą užklopusių uraganų. Dokumentuose identifikuoti tikslius laikrodžius sunku, nes jie dažniausiai aprašyti labai abstrakčiai. Pavyzdžiui, Patek Philippe Watch už $12 ar $13,000. Kiek tikslesnių apibūdinimų yra šis pavadintas Jaeger LeCoultre Chronograph Réveil 633. Tai 36 mm 90-aisiais išleistas Jaeger LeCoultre Irayon. 18 karatų geltonojo aukso korpusas, kvarcinis 633 kalibro mechanizmas ir odinis dirželis. Šį vintažinį laikrodį šiandien galėtumėte nusipirkti už 4-5 tūkstančius eurų. Draudimo sąraše taip pat puikuojasi Patek Philippe 150-ojo jubiliejaus laikrodis. Tai retas limituoto leidimo laikrodžių kompanijos 150-ojo gyvavimo metinėms sukurtas 1989-aisiais išleistas Patek Philippe 3960. 33 mm laikrodis buvo išleistas baltojo, geltonojo aukso ir platinos. Kitas Patekas yra įvertintas $59,000 JAV. Ir tai veikiausiai yra kažkuris iš Patek Philippe Perpetual Calendar chronografų. Jis turi 3 subciferblatus, mėnulio fazės indikatorių, rodo savaitės, mėnesio dieną ir patį mėnesį. Kitame draudimo sąraše jau 2018 jo vertė buvo įvertinta beveik $72,000 JAV. Šiandien po ne per seniausiai įvykusių vintažinių Patek Philippe laikrodžių bumo, naudotų laikrodžių rinkoje Patek Philippe Perpetual Calendar chronografai prasideda nuo $170,000 JAV. Man asmeniškai jis yra vienas ikoniškiausiai ir gražiausiai atrodančių dress stiliaus laikrodžių istorijoje. Breitling Chronograph, kuris 2013 buvo įvertintas kiek daugiau nei $20,000, galėtų būti raudonojo aukso Navitimer Rose Gold Black RB0121, kurios pradėjo leisti maždaug 2009-aisiais.
Ikoniškasis Breitling Navitimer laikrodžio dizainas turi chronografo funkcijas ir skaičiavimo žiedą, kuris naudingas lėktuvo pilotams, pavyzdžiui, greičio, nuotolio, kuro sąnaudų apskaičiavimas ir vienetų konvertavimas. Tiksliausiai čia aprašytas laikrodis yra Frank Muller su modelio numeriu 6850 MCL. Tai vienas ankstyvųjų Franko Mullerio laikrodis su mėnulio ir kalendoriaus komplikacijomis. 18 karatų geltonojo aukso laikrodis tuomet buvo įvertintas 26 000 JAV dolerių. Dar vienas Frankas Mulleris su veikiausiai neteisingai nurašytų modelio numeriu. Tai kažkuris iš 2852 serijos laikrodžių iš tauriojo metalo korpuso ir deimantinio bezelio. Šis kitas, tuomet įvertintas 57 000 dolerių laikrodis, dabar būtų buvęs puikios investicijos pavyzdys. FP Journe Tourbillon Sommerhaus Reference T šiandien kainuoja kelius šimtus tūkstančių dolerių. Kartą aukcione net nupirktas už milijoną. Tai 38 mm tourbillionas, kurių skirtingų versijų buvo paleista nuo 1999 iki 2010 metų. Iš viso apie 700 vienetų. Šis serijos kodas veikiausiai indikuoja 99 pagaminimo metus ir 44 numerį. Šalia parašytas ir identiškas daikto aprašymas tik su raide R gale. Tai veikiausiai tuo pat metu įsigytas ir 2000-aisiais pagamintas FP Journe Chronometre à Résonance. Tikiuosi nors kiek panašiai pavyko ištarti. Ankstyvieji kolekcionieriai dažnai pirko abu modelius kartu. Tai buvo du pirmieji Journe išradimai ir jie simbolizavo du skirtingus tikslumo metodus – mechaninį stabilizavimą ir fizikinį rezonansą. Šis brendas yra įkurtas prancūzų laikrodininko François-Paul Journe, kuris šiandien yra laikomas vienu svarbiausių moderniosios nepriklausomos laikrodininkystės kūrėjų. Pirmieji jo modeliai dar žinomi ir dėl to, kad jų mechanizmai buvo gaminami iš žalvario. Na, o šis Richard Mille yra vienas anksčiausių RM laikrodžių. 18 karatų Rose Gold korpuso RM003 laikrodis pagal šį kodą veikiausiai buvo vienas pirmųjų – 74. Neradau, kaip tiksliai galėjo atrodyti 2002 RM003 modelis, bet jis per tiek metų keitėsi labai nedaug. Ačiū, kad žiūrėjote šį mano gal ir keistai iš pažiūros atrodantį epizodą. Tikiuosi jums buvo įdomu. Jei norite daugiau epizodų laikrodžių tema, paspauskite patinka mygtuką ir nepamirškite užprenumeruoti mano kanalo. Juk tai nieko nekainuoja. Iki kito karto.